Sveiki! Su jumis SVC komanda ir jūs žiūrite video apžvalgą, kurioje mes dalijamės svarbiausiais įvykiais styginio transporto ir SVC įmonės gyvenimo istorijoje. Laidoje žiūrėkite. Studijų maratono SVC 2025 startas. Oficialiai atidaryta gamykla Uterra Middle East Agro Industries LLC Ras El Haima ekonominėje zonoje. SVC partnerių kelionė į Jungtinius Arabų Emyratus. Negaiškime laiko ir einam prie pirmo įvykio. Balandžio 23 startavo SVC studijų maratonas. Viskas vyksta išskirtinėme Telegram bote. Ten jūs rasite nuorodas į tiesiogines transliacijas, savaitinės paskaitas, užduotis ir testus, pokalbių kambarius 6 kalbomis ir daugelį kitų dalykų. Junkitės! Balandžio 10 iškilmingai atidaryta Uterra Middle East Agro Industries LLC gamykla. Šiuo atidarymu oficialiai pradėta inovatyvios biologinės trąšos Uterra gamyba. Suplanuoti pirminiai įrangos ir laboratorijos pajėgumai sudaro 1 milijoną litrų eliksyro su galimybė išplėsti pajėgumus iki 2 milijonų, dirbant gamyklai ištisą parą. SVC įmonė partneriams, pademonstravusiems unikalius rezultatus ir ženklų savo regionų tinklų augimą pernai metais, surengė unikalų renginį. Į kelionę taip pat buvo pakviesti makroregionų direktoriai, regionų kuratoriai ir maratono 2024 nugalėtojai. Kelionės metu dalyviai aplankė Juskai bandymų ir sertifikavimo centrą Šardža Emirate ir dalyvavo iškilmingame Uterra Middle East Agro Industries LLC gamyklos atidaryme. Tai buvo pagrindinės šios dienos naujienos. Būtinai spauskite patinka šiai laidai ir rašykite komentarus. Iki susitikimų!